Lietuvą įstūmus į Europos Sąjungą, jos diktatas tampa viršesniu už mūsų konstitucinės teisės. Kai 2003 metais Lietuvos Respublikos Seimas perdarė 47 straipsnį, lietuviams neliko prigimtinės teisės į savo žemę, miškus ir vidaus vandenis. Tai menka dalis. Aš suprasčiau, jeigu šita iniciatyvinė grupė referendumo klausimų būtų iškėlusi tokį klausimą Lietuvos žmonėm, ar jūs pritarėte Lietuvos išstojimui iš Europos Sąjungos. Ir šitoje vietoje būtų įsvėti teisingai. Kada Lietuva įstojo į Europos Sąjungą, jį gavo tam tikras privilegijas arba teisės, tai mes mielai naudojamės Europos Sąjungos paramos fondais, ūkininkai gauna tam tikras išmokai. Europos Sąjungos valstybės narėse daugelį yra labai aiškus kriterijai, kada negalima parduoti žemės, kada jos pardavimas yra ribojamas, tame tarp ir miškai, tame tarp ir vidaus vandenys. 10 metų valdžia turėjo tam laiko, kai nebeliko nieko, dabar jie kryžiavojasi, kad įmanoma. Reikėjo 2003 metais pradėti tą daryti, o įstojimas į Europos Sąjungą buvo itin, kaip jau aš sakiau, šlykštus. Buvo 2 dienos terminas ir alus ir skalbimo milteliai užpylė. Ir ne mes stojame į Europos Sąjungą, jie stoja į Europos Sąjungą. Prekybos tinklų, teigdamas, jog nori paskatinti referendumo dalyvių aktyvumą, balsavusiems rinkėjams kai kurias prekes pardavinėja už simbolinę kainą. Konkurentai tokią akciją vadina neetišką. Nuo 19 valandos akcijos rengėjai kiekvienam pirkėjui balsavusiam referendume ir atėjusiam su lipduku "Aš balsavau" už 1 centą siūlo įsigyti alaus butelį, gaiviųjų gėrimų, skalbimo miltelių arba šokoladinį batonėlį. Vyriausiosios rinkimų komisijos pirmininkas Zenonas Vaigauskas sako, jog ši prekybos akcija, kuria skatinamas referendumo dalyvių aktyvumas, labiau primena linksmą šou ir nei etikos, nei rinkimų įstatymo jo manymų nepažeidžia. Akciją surengę prekybos tinklo atstovai teigia, vardan referendumo paaukoja daugiau kaip 1 milijoną litų. Sakykit kiekvieną žodį. Miškai, miškai, kertami bus miškai, nušluoti, valstybinių miškų išvis nebeliks, privačių miškų išvis nebeliks. Bus Baranausko aprašytas Anykščių šilelis. Vandenys. Vandenys. Kas prašė parduoti vandenys? Jūs įsivaizduojat, kiekvienas ežeras, kiekvienas upelis pražus. Ar iki tas vyksta? Pakartoju dar, mūsų ūkis totaliai sužlugdytas. Nėra nieko. Mūsų žmonės išvežti į kitus kraštus ir kuria produktą ir pelną kitiems. Lietuva nyksta tragiškai, o jūs toliau svaigstate nuo Europos Sąjungos gėrio. Na, vienas argumentas. Būtent, dažniausiai šito viso diskusijų yra tas, kad aš negirdžiu teisinių argumentų. Arba... Tamstai Lietuvos Respublikos konstitucija yra neteisinis dokumentas, tai aš tada iš vis nežinau. O jame rašoma, kad suverenitetas priklauso tautai. Mielieji. Ir visas mūsų tikslas yra elementarus tautos siekis pasakyti, kad valdžia absoliučiai nutolo nuo mūsų ir mes einame atstatyti teisingumą, o ne štai čia esantys valdžios nariai arba teisininkai. Bet ar nuo to teisingumo atstatymo nebus blogiau pačiam tautai sulaukus sankcijų? Dar kartą akcentuoju, daugumos sprendimas visada yra objektyvesnis ir tikresnis. Ir dar kartą akcentuoju, jeigu jūs norite taip jau tarptautinės patirties, kad ta pati Margaret Thatcher yra aiškiai išaiškinusi, kad Europos Sąjunga eina visiškai ne ta kryptimi. Ir ten mums nėra vietos. Istorinis rytas išaušo, Brexit įvyko. Apie tai, kas laukia ateityje Didžiosios Britanijos, kas laukia lietuvių čia gyvenančių, kalbame su lietuvių bendruomenės pirmininkė Dalia Asanavičiūtė. Iš tikrųjų, šitas rytas išaušo ir kiek mes tarpusavį, tarp lietuvių vedėm diskusijas, kad vis dėlto taip neįvyks. Šiandien mes matom, kad tai vis dėlto įvyko. Didžioji Britanija paliko Europos Sąjungą. Mes šito klausimo dabar nekeliame. Mes keliame esminį klausimą. Ar mes tauta galime būti išgirsti, ar jau visiškai tariama mūsų valdžia okupavo